Čia rimtas reikalas. Po to taip žiūri žmonės, paprasti žmonės, bet kai paklausiau, kiek jūs čia kur sugebat nuvažiuoti įveikti, tai supratau, kad geležiniai žmonės. Ne, čia šuns maistas. Kiek vatų reikia, kad įveikti tą smėlį. Tai visko ten bus. Aš irgi nežinau, ką jūs čia veikiat žiemą. Kodėl minat palei jūrą? Kad sunkiau būtų. Dėl Čankaus mina, va! Žinokit, koks saldus yra Slibinų finišas, tikrai metų startas. Tai rytoj aš labai kviečiu savo nuoširdžiai atsakyti, ką jūs čia daro. Aš tai žinau, čia daug kartų važiavęs, bet man tai įdomu, ką kiti veikia. Daužysim. Daužysim. Imti taurės, servizus, kitus visus indus, ką duos. Visą surinksim šūdą, kaip sakoma, kuris mums paruoštas yra. Ar grįši, ar negrįši. Bus viskas gerai. Galvoju, kad bus sunku. Mėgautis planuojam. Apskaičiuoti, kiek apsirengti, kad nesušalti, kad nesukaisti. Žieminių batų, kai neturi, tai kiek ten tų sluoksnių apsiauti. Kaip ir sakiau, svarbu grįžti čia. Startuojam! Primušt norisi kažką, tai strigom gerai, bet su graveliais. Kiek rodo pulsą? Per daug. Visą laiką 108. Kolas skaniai, o 9 km buvo neskanus. Atrodo, kaip iš cirko pabėga. Paplūdimys toks su savim, sukovoji, o paskui čia jau nieko, jau čia recoveris.
slide. Bet reikia spausti, spausti, spausti. Jėgeriukas pražudė 30 kilometrą. O man Jėgeriukas padėjo 30 km. I got, but I fell into the sea actually. Pradžiai buvo noras kuo toliau tą Justiną palikti palei jūrą, kad jam ten būtų sunku. Taip ir pavyko, palikom, bet neįvertinom, kad jis taip greit pas mus vėl atvažiuos. O aš taip džiaugiausi, pamatęs draugus, pradėjau šnekėtis. Mane ten raminė, sako, tu nebevažiuok, ramiau, pašnekam. Pica burnoja. Rėmėjai liepia valgyti, ta prasme, reklamuoti kamerą, nei kamerą, fotoaparatą visur.